Aš čia apie save sužinojau, manau, kad esu drąsesnė negu galvoju. Nu, kad save nuvertinu, kad galbūt nereikia taip daryti. Kad galiu kalbėti visiškai su svetimais žmonėm apie savo ten jausmą ir išgyvenimą. Tai toks labai keista, kad tai aš galėjau padaryti, ypač tam, kai ten porom ir su Laura. Toks irgi, kad ar įmanoma ir kad tai garsiai išeina. Ribų turbūt neperžengiu aš savo, neišsijungia. Gal tik tai va ten irgi, kai šokom su tais tam nardyme irgi šokom, man, nu, nardžius tik neišlaiko, nuo kranto ten šiek tiek ir man toksai buvo jausmas, kad visi čia iš Titaniko tokie likti iškištos galvos ir ten panerkės, pažiūrėjau, Dieve, mačiau aš tų žuvyčių, kodėl aš čia turiu daryti, nu, kad man tiesiog buvo net nesmagu, čia krūva ta žmonių, visi krykšto, kažkas rata, kaip kokie tarneliai, nejuokas, mačiau aš tų žuvyčių, bet gal, nu, ne, sakė, kad ne tokios ten toj Graikijoje žuvytės, nu, reikia lysti ir žiūrėti, bet toksai buvo, kad paskui, kodėl taip ilgai plaukiam, visai aš ten nenoriu, net nežinau kiek, pasakau, Dieve, girdėjau, negirdėjau, gal čia ilgai plauksim, nenoriu, tie lastai nervuoja, gal man grįžta atgal, bet atsisukau, ten mes keliese, grįžtu, kur aš čia grįšiu, nu, reikia, nu, gerai, gal pažiūrėsiu, aš plaukiu ir žiūrėsiu, ir jau paskui, kai tas vėžlys, ir dar ten paskui ir fotkint, ir vėžlys, nu, ir gerai, kad tu čia Rasa apsiraminai ir plauki, nes, nu, toks, Dieve, nemačiau aš tų žuvyčių. Tai va, tai ten tokia man gal nustebino, tai sutiktos visos moterys, kad jos verkia. Galvoju, kad aš kažkokia šlimbikė, nenormali, ten bliaunu, jos sako, ir jos verkia, ir per filmus, ir dar net iki sutinimo. Ir, nu, tai va, supratau, kad viskas čia su manim gerai yra pilna tokių, nors jos, man atrodo, tikrai stiprios visos moteris, bet bliaunu ir ne po vieną kartą, ir dėl irgi gal kitą kartą dėl visai tokių dalykų, kur nereiktų, bet nu išėjai, kad ir jom išeina per akis tą emociją, kad tai yra normalu, nors man ne vienas žmogus gyvenęs. Ir pas masažistė apsiverkia ir sako normalu, ir vyrai verkia, sako, nu neimkit jūs į galvą ir negalvot, ką norit, taigi neblogai, kad verkia. Labiausiai palėtė, nu kad čia nenušokau čia nuo šitų, nu nesvarbu. Kada nors. Bet taigi nučius. Ne, nučius. Nučiužiai. Nesiskaito. Skaitosi. Čia, kad netgi 2 kartus lipau ir ne, nors aišku, aš čia iš anksto save nuteikinėjau ir sakau, net kambarį ir kad aš neisiu, net ir neinu. Atėjau, nu kad stirnelė, nesvarbu. Norėjau nuvažiuoti. Išsivešiu iš čia, nu ką, daug įspūdžių, daug dalykų, ką girdėjau. Aš save myliu, parašiau vis tiek, kaip myliu savo kūną, vis tiek kaip aš, jeigu aš gerai jaučiuosi ten, lieknesnė, nepersivargti, tada aš galiu ir daugiau visko padaryti ir pasakyti ten, kad mane neskriaus ir man pirma aš turiu. Tai čia va, apsivalgėm dėl tėvo vakare, viskas, aš vėl savęs nekeičiu, nieko nenoriu, eičiau kokią mešką pagulėti. Persivalgym ir iššoksiu, nu nešoksiu, aš persivalgym, negerai aš. O tą atsikąsti ir padėti. Aš savo leidžiu iš praeities klaidas nušaukti. Esu patenkinta, laiminga, kad buvau stovykloje, nes jo, kaip rinkausi stovyklą, ten viskas, aš norėjau, kai jau pasakau ilgas ir paskui jo, man tada pradedi pinigai, ką aš galėčiau daryti, Dieve, neišgelbės ten, ką aš galėčiau įsigyti kaip daiktą, ar ten dar kažką, grinai kažkokį. Ir važiuoju aš ir viskas, nuo to mano gyvenimas tikrai netaps laimingesnis nuo to daikto, kad aš turiu turbūt ir čia šitoj stovykloje. Nu ką, dėkinga visoms vadovė už mokymus, labai antra mokyta, tai mano buvo kambario sugyventinė, labai daug irgi gavau.
Ypač Tikrai šiandieną. prisiminsiu ir šiandien tai dar net griežtai tenais jau, nu, taip jūratiškai griežtai, Apsižliumbiau. jo, kaip Šiandien. nemoka jūratė turbūt Tik negražiai aš kalbėti, bet esu nu šiek tiek tas Prie toksai kavos puodelio. balso tonas buvo toks Moka. kultūringai Aš mandagiai moku. riktelėjo nu mane. Kaip čia pavadinti, jūratė? Tai va, pakėlė balsą. Taip, pakėliau.